Šiauliuose būrelis jaunų specialistų įsteigė inžinierių klubą. Simboliška, kad ši iniciatyva gimė Šiauliuose, kur keletą dešimtmečių veikė garsūs Lietuvoje ir visoje tuometinėje Tarybų Sąjungoje inžinierių namai. Negausus būrelis, vos 11 jaunų inžinierių Šiauliuose susirinko į steigiamąjį inžinierių klubo susirinkimą. Asociacijos prezidentu išrinktas idėjos iniciatorius, inžinierius konsultantas Artūras Jasaitis. O pati asociacijos būstinė prieglobstį rado Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parke, adresu Architektų 1. Ten pat, kur daugybę metų veikęs Niklonas, buvo inžinierių kalvė. Simboliška dar ir tai, kad inžinierių klubas įsteigtas Šiauliuose, kur buvę garsūs inžinierių namai. Dalinti savo patirtimi, juk vyresni nori pasidalinti savo patirtimi, jaunesni nori įgauti patirties ir galų gale kilo tokia mintis atgaivinti buvusius Šiauliuose inžinierių namus, kad turėtų inžinieriai kur rinktis ir bendrauti tarpusavį. 90-aisiais Lietuvoje buvo apie 60 000 inžinierių. Į susirinkimą pakviestas Profesinės inžinierių sąjungos prezidentas tikino, kad būtina atgaivinti nuvertintą inžinieriaus statusą. Jau reikia pradėti matyti, aiškinti ir tiems, jau daugelis mūsų politikų taip pat pradeda suprasti, kad nuo kalbų pinigų neatsiranda. Pinigai atsiranda, kaip sakoma, pinigai yra gimdomi gamybai, o gamybos technologija turi būti tokia, kad jie pirktų, galėtum parduoti. O kas tą daro? Daro inžinieriai. Inžinierių klubas ketina rengti seminarus, susitikimus, žinias apie naujas technologijas perteikti kolegoms ir studentams. Šviečiamoji veikla būtina, nes technologijos modernėja, kad ir šios inžinieriaus rankose vartomos detalės yra ne liejiniai, o atspausdintos trimačiu spausdintuvu.